Labą diena visiems prisijungusiems klausytojams, knygų mylėtojams. Su jumis sveikinasi Gintarė iš Lomių bibliotekos filialo. Noriu visus pasveikinti su Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė ir pasaulinė knygos ir autorių teisių diena. Šiandien bendrausime su labai šilta asmenybė, socialinių tinklų kūrėja, verslininkė ir štai, kur baigėsi sapnai, autorė Ema Rothwell. Labadiena, gerbiama Ema. Norėsiu, kad prisistatytumėte ir papasakotumėte šiek tiek apie save. Labadiena, Gintarė. Labai ačiū, kad pakvietėte į pokalbį. Sveiki visi. Apie save pasakoti yra gerokai sudėtingiau negu apie kitus. Apie kitus tai tik duok liežuviui valią ir eina. Šiuo metu gyvenu Kaune. Šiame mieste gimiau, užaugau, įgijau vidurinį išsilavinimą, lengvų moteriškų drabužių siuvėjos diplomą. Ir nuo 94 metų dirbau madoje, tuomet dar tokia buvo prie autobusų stoties. Kai gimė sūnus, užsakymus priiminėjau namuose. 99 beveik 10-mečiui išvykau į Ispaniją. Ten dirbau įvairiausius darbus. Kaip ir daugelis, pradėjau nuo žemės ūkio, statybos, valymo paslaugos, bet daugiausiai laiko dirbau restoranuose, virtuvėje. Man patinka. Grįžus supratau, kad mano širdis kilo į dvi dalis, viena jos pusė taip ir liko toje šalyje. Bet grįžus įstojau į universitetą, įgijau vadybos ir verslo administravimo diplomą ir studijuodama jau čia Lietuvoje dirbau 2-3 darbuose. Pareigos administratorė, vadybininkė, vadovė, o šalia visada buvo hobiai, kurie kartais peraugdavo į nedidelius verslus, bet va toks įdomus dalykas, pradedi kažką naujo. Ir kol aiškinėsi, kaip tai veikia, iš ko tai gaminama, kaip auginama, kur perkama, kol eini tuo pažinimo keliu, būna įdomu užsiimti. O kai prasideda standartas, ta masinė gamyba, tuomet jau tampa nuobodu ir vis ieškai kažko naujo, kažko skirtingo ir vis ieškai kažko nežinomo. O su rašymu gavosi visai kitaip. Rašyti, kuriant, nepabosta, nes kaskart tai kažkas naujo, kažkas kitokio, skirtingo. Ir ne tik personažai ar scenos, pats darbas šiandien kuri, rytoj redaguoji, poryt derini spaudą. Žodžiu, man patinka. Tai gal tiek apie save. Tai įdomu, tikriausiai, kadangi rašymas yra toksai, kaskart vis kitoks, vis kitoks siužetas, tai galbūt dėl to ir nenusibosta. Bet dabar pakalbėkime apie jūsų slapyvardį. Kodėl būtent, kaip kilo mintis būtent pasirinkti šį slapyvardį ir ar jis turi kažkokią reikšmę? Aš vis juokauju, kad Dievas tvėrė pasaulį 6 dienas, o man vien slapyvardžiui metų reikėjo. Dėl slapyvardį galutinį sprendimą priėmiau, norėdama atskirti savo asmeninį gyvenimą nuo viešo, bent socialiniuose tinkluose. Ir kita priežastis, kad jį lengviau užtarti. Jis skambesnis. Dar man asmeniškai jis turi didesnę reikšmę, nes jame telpa artimiausi žmonės. Paaiškinsiu, papasakosiu. Pradžioje, kol dar nežinojau, ar iš vis leisiu knygą, vienoje iš Facebooko grupių pamačiau šią temą gvildenančius kūrėjus. Ten yra diskusijos, reikia, nereikia, kiekvienas su savo argumentuota nuomonė. Žodžiu, pradėjau galvoti, kas būtų, jeigu būtų. Mąsčiau apie augalus, gamtos reiškinius, ieškojau ten kokių tai slaptų ten žodžių reikšmių, verčiau kitas kalbas, atvirkščiai tą žodį, žodžiu, visko ten buvo. Mėginau atsirinkti ir pagal skambesį, kad skambėtų. Man niekas nepatiko. Palikau šitą užsiėmimą, galvoju, matysiu ateityje.
Prie šito klausimo grįžau labai netikėtai ir staiga, kai man parašė gerbiamas Tomas Višniauskas, pasiūlęs, ką nors sukurti žurnalui Rankos. Ten aš pasivadinus Sema Lokon vardu, bet ilgainiui mane pradėjo erzinti ir šitas pseudonimas. Ir vieną vakarą prieš užmiegant man kilo mintis, iš ko aš, iš kur aš atsiradau, kur mano pradžia. O jeigu sudėjus savo artimiausių žmonių pirmų vardų raides, galvoju, kažin kas tada gautųsi. Pirmieji turėjo būti mane užauginę žmonės ir vardą sudariau labai greitai, nes tai tik 3 žmonių inicialai, tai mama, tėtis ir mano bobutė. Bobutė vadinom, tai man jinai nei močiutė, nei senelė, jinai bobutė. Tai va, o pavardę, tada aš jau užmigau, čia taip, tas toksai tarp miego ir budravimo būsenos, užmigau, jau nepajėgiau pavardę dėlioti, tai ryte tik prabudau iš karto, pirmų darbų surašiau raides ir galvoju, kaip čia kas gausis. Aišku, rinkau jau pagal skambesį, nes balsus skaičiau įvairiausius variantus ir pirmoji raidė R, tai mano sūnus. Po to mano vardo raidė O, toliau mano vyro raidė T. Man patiko tas jausmas toks tarp asmens sargybinio tokia, tvirtai aš tam stovinti, o toliau eilės tvarka, brolis, sesė ir kitas brolis. Tai taip gavosi dar ir net ir pagal amžių taip susidėliojo, nes brolis jaunesnis, paskui sesė ir paskui kitas brolis jau vyresnis. Tai va tokia nedidelė paslaptis. Labai, labai gražu, kad taip susijote su savo, kaip jūs sakėte, pagalvojate, iš kur jūs pati, iš kur atėjote, kas jų supa. Tai labai, labai gražus toksai įkvepiantis galbūt ir kitiem ieškoti, kurie galbūt rašys, kurie kurs ir kad slapyvardžiai gali būti ir tokie. Na ir noriu jūsų paklausti, nes tikriausiai visiems kirba mintis, kadangi jūs sakėte, kad esate visai kitos srities žmogus, tai kaip kilo mintis, kaip pajutote, kad norite rašyti, kad nuo ko viskas prasidėjo? Puikus klausimas. Beveik būna pavydu klausytis, kaip kiti pasakoja, kad kuria nuo pradinių klasių. Ir kad jau nuo mažumės svajoja tapti rašytojais, išleisti knygas ir puiku, gražu. Deja, to nedrįstu pasakyti apie save, nes jeigu eilėraštukai apie mokytojus ar klasiokus ar išpaišyti sąsiuviniai nesiskaito menu, nes tą daro bene kiekvienas vaikas, aš negalėčiau tuo pasigirti. Pabaigus mokslus prasidėjo darbai, sukūriau šeimą, vėliau pasipylė kiti įvykiai. Aš skaičiau, bet labiau dalykinę literatūrą. Ir taip nutiko, kad daug būtent grožinės literatūros pradėjau skaityti vėlai, kažkur 40. O praėjus 5-6 metam ėmiau rašyti pati. Aš iš tikrųjų tai net vyro klausiau. Kai pradėjo kilti tokie klausimai, mane klausė kas nors, aš galvoju, ką man dabar atsakyti. Aš sakau, vyro klausiau, sakau, gal jam esu sakius, kodėl nusprendžiau rašyti, nes aš neprisimenu, kad būčiau planavusi tą daryti. Vyras nebuvo informuotas, jis nieko nežino. Aš nelankiau jokių kursų, nesimokiau šio meno. Tik tai įpusėjus jau antrą rankraštį, kuris dabar virto šią knygą, pradėjau aiškintis, kokios tos rašymo taisyklės. Nežinau, ar tai buvo užtemimas, ar nušvitimas, ar gal aš pati panorau pasislėpti kažkokiame mažesnėme pasaulyje. Prisimenu, kad prisėdau prie kompiuterio, pradėjo plaukti mintis, aš tik pakėliau rankas virš klaviatūros, va dabar tas toksai, pamačiau scenas, tos žmonės, kurie vėliau tapo knygos veikėjais, tas toks srautas, lyg ateinantis iš niekur, tu atsirandi viduje ir tik spėk užrašinėti, ką jie masto, kodėl taip ir ne kitaip elgiasi. Aha, kas juos tokiais padarė, ar tai atėjo iš vaikystės,
O gal vėliau, kokie įvykiai jų gyvenime buvo, tu uždavinėjai klausimus, ieškai atsakymų, po to tą informaciją susistemini, surašai scenomis, sulipdai ir gaunasi ir kūrinys. Ir sau daviau 10 metų išmokti rašyti gerai. Prasidėjo 4. Tokia istorija. Labai įdomu. Bet atrodo, kad galbūt tada iš šeimos, aplinkos jūsų kažkas, ar tai turėjo polinkį, ar tai, nes man taip siejasi kūryba, rašymas, su tokiu ir meniniu pojūčiu, tai sakau, galbūt kažkas iš jūsų aplinkos turi tą gebėjimą. Mano sesuo rašo eiles. Jinai taip pat mėgsta fantastiką, šiek tiek rašė fantastikos, gaila, kad į stalčių tapo, irgi pas ją puikūs paveikslai, tik tai tiek, kad gaila, kad jinai nesirodo viešumoje. Tai kas turi tą tokį meninį, tai sesuo tą polinkį, o žinau, kad mano tėtis dar vaikystėje, mačiau nuotraukas, jisai šiek tiek vaidino tam tokiam dar mokyklos teatre. Buvo kažkokie tai vaidinimai, jisai kiekvienai gimtadieniui mamai ir man ir sesiai gamindavo tokias skryneles, bet ne šiaip, kad skrynutė, kurie atsidaro, jis ten jas apklijuodavo kriauklėm, ten visokių slaptų yra įėjimų, ten bet stogelis, kad atsidarytų, tai reikia kaminą pakelti, ten rakčiuką pasukti, ten dar kažkokią kriauklelę pasukti, tokių dalykų ir labai gražiai apipavidalindavo. Tai kažkas tokio galbūt ir iš tėtės pusės yra. Yra, kai pagalvoju tarkim, irgi pusseserės vaikai, jie tai ten tai lipdė, tai kažką darė, kažkokie moliniai, prisimenu, ten kažkokie indai, kažkas turbūt mūsų giminėje tokio yra, bet kad būtų kažkoks žmogus, būtent išgarsėjęs, ar kažkur vaikščiočiau į parodas, ar skaityčiau jų knygas, dėja, nežinau, ne. Tai dabar truputį yra aiškiau, nes iš niekur tikriausiai neteina, vis tiek iš mūsų tėvų, senelių, mes tai kažkokią atsinešam tą dalelę, kūrybinę dalelę, kurią labai džiugu, kad jūs išnaudojate. Ir tikriausiai kaip rašantis, kuriantis žmogus skaitote. Tai kokią literatūrą dažniausiai mėgstate skaityti ir kokia ta literatūra daugiausiai daro įtakos galbūt jums, ar ir kūrybinių įkvepia, kūrybinių minčių suteikia? Skaitau iš tikrųjų pagal nuotaiką, ar kuo tuo metu man reikia, tai priklauso nuo to gal kurioje kūrybinės stadijos fazėje esu, kaip dabar. Redaguojant ar kuriant įrašus tinklams, kas irgi įeina į šiuolaikinio autoriaus gyvenimą, skaitau įvairiausias knygas. O rašant kūrinį, aš daugiau klausau gal knygas, nes skaityti popierinės užima daug laiko ir jo dėja vis nedaug yra. Klausau knygas, kurių man reikia tuo metu. Mokslinės, istorinės, grožinės mano rašoma tema. Tarkim, dabar rašomoje knygoje planuoju įterpti 1 ar 2 skyrius apie vienuolį. Tad perskaičiau Šventojo Augustino išpažinimus, Mindaugo Paknio Pažaislio eremas Kamaldulių vienuolyno istorija, 3 grožinės knygas vienuolių temomis ir taip susidarau tą tokį bendrą vaizdą. O jeigu jau reikia konkrečių detalių, tada aiškinuosi, ieškau informacijos dar giliau ir iš ties kartais būna, skaitai tą tokią sunkesnę literatūrą, bet norisi to kažkokio, paskui tam poilsiui, tokiam atrodo, kad neperdegti, to tokio kažkokio orinio pyragėlio, to tokio kažkokio. Tai tada kažką lengvesnio paimi, tiesiog tam atokvėpiui, tada jau, bet to aš vėlgi skaitau, žiūriu rekomendacijas. Man patinka ir gilios knygos, man patinka ir kriminalinės knygos. Tarkim, nežinau, kodėl daugelis dar nepastebėjęs, be galo patiko Gėlės Alžernonui. Tikrai labai knyga. Pavyzdžiui, istoriniai pramogai.
Žemės stulpai, puikiai trilogija. Vat kažkaip pradėjau ir būna kartais, vat jeigu ten trilogija, tai perskaitai vieną knygą ir paskui galvoji, gal į tarpelį kažkokią kitą įterpti, bet ne, vat šitas visas 3 perskaičiau, labai patiko. James Clavell kūryba labai verta laiko, man atrodo, gaila daug ko nėra išversta, tarkim, Žiurkių karalius, man labai patiko, labai. Dar Hoseinė, darbai bėgantis paskui aitvarą, 1000 saulių skaisčių, kai kurios Bukovskio knygos, Remarkas, aišku, Remarkas, va, čia labai labai myliu šitą rašytoją. Ir iš tokių psichologinių labai vertinu Irviną Jalomą, paskui Oliverį Saksą. Kriminalinės, tai čia aišku Krisas Carteris, Ionesbo, Tess Gerrison, Donato Carisi. Dėl taip pat gyvenimo pamokoms, ypač šiais laikais, kai pagalvoju, žmogus ieško prasmės. Labai vertinga knyga, verta perskaityti daugeliui. Skausmui atminti irgi Svetlanos Aleksejevič knygos, Karo veidas nemoteriškas, reikėtų perskaityti ir vyrams. Aš domėjausi, kaip jinai rinko informaciją, žiūrėjau dokumentinį filmą, kaip jinai kalbėjo su tom moteriam. Mumgi nepriimta, mum jau kitaip, bet tai kartai mano, tarkim, bobutės ir mamos kartoms nepriimta buvo kalbėti, kaip moteris elgėsi kare, ką jinai darė ir panašiai. Tai, tarkim, mano bobutė, jinai išgyveno 2 badus, 3 karus, jinai išgyveno holodomorą, jinai matė, kaip žmonės eina kapų link, matė labai baisių dalykų, bet jinai apie tai nepasakojo. Prisimenu, kažkada sako, pagalvoju, čia mes tokiam tamsiom temam dabar gal. Tai tiesiog pasakojo, sako, moteris ten jau pati duobėj ir sako, dar jinai taisosi tą sijoną, dar kelią į viršų, jau jinai tuoj bus užkasta, nes jau viskas, jau badas, jau jinai žino, kad valandų reikalas, o jinai dar vis tą moterišką gėdą slepia. Apie moteris mažai kalbame, kas buvo kare ir kaip jos elgėsi, kaip ten reikėdavo. Visko ten buvo. Tai va, Šviesiai kovai, pavyzdžiui, yra labai gera knyga Biblioteka Paryžiuje. Man labai patiko irgi. Tai ten irgi moteris, ten kovojo, ten labai graži knyga irgi. Tai jeigu dėl literatūros, tai kaip man to momentu norisi, taip aš jau ir skaitau tokią. Kaip reikia. Kadangi paminėjote, kad daug klausote, taip taupant laiką galbūt, o mane labai sužavėjo jūsų mintis įgarsinti savo knygos skyrius. Tai ar galbūt iš to kilo mintis, ar galbūt dar kitų minčių turėjote, kodėl būtent įgarsinti sugalvojot? Įgarsinti aš sugalvojau dėl to, kad aš, kadangi esu kaip nežinomas asmuo literatūroje ir apskritai paprastas nežinomas žmogus, kaip ir daugelis mūsų, aš pagalvojau, kad aš dabar išleidžiu knygą, vėlgi dėl žanro galvojau, kokį tą žanrą pasirinkti. Jeigu tai socialinis buitinis romanas, tai žmonės nesupras, kaip ten tie sapnai, kaip ten susiję, kaip ten kažkaip, galvoju, tai vis tiek reikia paminėti, kad tai bus mistikos. Galvoju, socialinis mistinis, tai vėlgi, kažkaip ir buvo baisoka, kad žmonės gali manyti, kad tai kažkas tokio labai lengvas tas kūrinys, labai paskaitai poilsiui, o jisai nėra toksai lengvas. Tenais yra nemažai temų visokių paliesta, tokių sunkesnių socialinių ir žodžiu, ir pagalvojau, kad aš įgarsinsiu 1, 2, 3 dalį, ten berods aš įkėlus galbūt 12 kažkokių tai ištraukų iš skirtingų visai dalių, neskleidžiančių bendros temos, tos tokios stuburo kūrinio, bet parodančių, atskleidžiančių tiek mano rašymo stilių, kaip aš rašau, tiek ir tą nuotaiką, atmosferą kūrinio. Tai aš šitus įrašus informavau jau socitinkluose, kas mane sekė, tai jau kėliau į Facebooką, irgi mano vardu Facebookas, ir Instagramą irgi mano vardu, ir yra YouTube tinklapis, tai tenais YouTube kanalas mano vardu, taip pat autorė Emma Rothwell. Ir tenais kėliau, kad žmonės galėtų, kad skaitytojas neapsigautų,
kad nuėjęs paimti knygą iš lentynos tam tikro žanro, jis įstrauktų tą knygą ir jisai bent jau kas pasidomėjęs, tai jau žinotų, ko laukti iš tos knygos. Tai va dėl to iš tiesų aš kėliau ten tuos įrašus, teko išmokti šiek tiek ir garsinti, supratau, ką reiškia kvėpavimo pratimai. Tai va dėl to iš tiesų. Prieš tai minėjote, kad pati renkatės knygas dažnai pagal rekomendaciją, ar teisingai supratau? O dabar kaip vertinate ir ar sulaukėte galbūt ir komentarų, rekomendacijų ir atsiliepimų iš jūsų knygos? Jau sulaukiu. Kol kas labai džiaugiuosi atsiliepimais, nes iš ties nežinojau, buvo tokių minčių, žinom, kas yra populiarioji literatūra, labai džiaugiamės ją skaitydami, tikrai šviesa labai gerai, o mano gaunasi, kad mano rašymas yra toksai tamsesnis, tai nėra populiari literatūra. Ir gal net pats ir sakinių ta struktūra tokia gal, žodžiu, sudėtingesnė. Ir šiek tiek nerimavau, nes mažai kas skaitė, beta skaitytojai, kaip jau įprasta, pas mane beta skaitytojai paskaito ir paskui jau tu sprendi, kaip ir ką. Nes vėlgi, jeigu žmonės leidžia per leidyklą, tai tenais yra jau, sprendžia jau leidyklos turbūt darbuotojai ir redaktoriai žiūri, o čia gavosi taip, kad aš leidžiu pati, dėl to buvo neramu. Ir pirmieji atsiliepimai kažkaip atrodo, gerai, dar vienas geras. Jau aš iš vis tik tai išleidau knygą, atsirado knygos LT atsiliepimas ir aš nežinau kas, nes galvoju tik tai ir dar ten parašė, kad pirkau iš autorės, aš iš karto kas pirko, kuris čia galėjo parašyti, kas čia galėjo parašyti, net rinkau iki šiol, niekas neišsidavė. Tai va, ir paskui tie atsiliepimai, jie geri apie tą knygos gylį, labai džiaugiuosi ir pradėjo, matyti jau vis tiek pasklido daugiau tą knygą ir pradėjo man rašyti asmeniškai žmonės. Pasakoti savo istorijas, blogas istorijas, visokias. Yra tokių, kurie, aišku, viešai žmonės nerašo ir aišku, aš to nesakysiu, kas kaip ką, bet kai kurie rašo, kad perskaitė, atsigamino, kas buvo pas juos. Vieni sako, lik ir toks jausmas, sako, kad buvau kažkur užslėpęs, o va tą knygą kažkaip išlaisvino ir dabar sako, man kažkaip net palengvėjo. Kiti sako, kad apskritai reikėtų mums sužinoti, kaip gyvena tokie žmonės, apie kuriuos rašau, nes kai kurie net neturi supratimo. Tai nereiškia, kad mes to žmonės turim čia visus jau pulti gelbėti. Tiesiog galbūt reikalinga žinoti tiek apie tą pačią benamystę ar apie kažkokius kitokius dalykus. Ir galbūt ne visą laiką reikia juos smerkti. Taip, mes jų visų neišgelbėsim, bet gal vertėtų pasižiūrėti kažkaip kitaip į juos, iš kitos pusės. Ir atsiliepimai kol kas yra geri. Atsiliepimai geri, bet to ir tie patys knygų apžvalgininkai. Aš nemaniau, kad tenais tokia stipri komanda, jie ten tokie visi ir draugiški, ir taikus, ir šiek tiek buvo pradžioj irgi tos tokios stampėlės, galvoju, jau parodė, kad jau nusipirko, kaip dabar bus, jau ir sėdi laukia ir galvoju, kaip čia dabar bus. Atrodo, likti ir tiki to kūriniu, bet vis tiek neramu. Ir paskui jau vienas, kitas, trečias jau pradėjo rašyti, jie ten gan plačiai viską aprašo ir kol kas aš džiaugiuosi, kad aš nepasidaviau, kad aš savęs neišdaviau ir rašiau tą, tuo momentu, ką norėjau parašyti, kas man surezonavo kažkokios tos tokios temos, kurias lėtai liečiam. Nes galėjau, aišku, nueiti tuo lengvesniu keliu ir rašyti tai, kas populiaru, bet jau džiaugiuosi, kad savęs neišdaviau, vadinasi, šito irgi reikia. Nes galvoju, gal to nereikia, bet šito irgi reikia, vadinasi. Tai... Žinoma, kad taip. Kadangi žinau, kad knygą išleidote pati. Papasakokite, kaip vyko procesas, kodėl nutarėte pati išleisti knygą, nesgi užima be galo daug laiko ir kaip jo atradote ir čia reikia daug darbo. Taip, pati. Aš kaip ir sakiau, kad aš supratau, kad aš rašau nepopuliarų žanrą,
Aš nemaniau, kad mane paims leidyklos. Kažkaip aš siunčiau vieninteliai leidyklai ir taip ten gavosi man taip netikėtai. Buvo paskelbtas suaugusių literatūros konkursas, aš išsiunčiau į jį, nu, žodžiu, ten Facebook'e su viena moterim susirašėm ir paskui galvoju, siunčiu, bus, nebus. Aš išsiunčiau neredaguotą, galima sakyti, nes tiesiog aš buvau pasilikus laiko redagavimui, bet taip gavosi, kad prasidėjo karas, paskui mintis jau buvo, neišėjo susikaupti, ten kelias dalis suredaguoju, o paskui tos mintis visur, o pas mane ten yra artimų žmonių ir, žodžiu, išsiunčiu aš neredaguotą tą visą savo rankraštį ir paskui jau laukiu atsakymų, kaip čia bus. Čia žiūriu, vieni rašo, kad viskas, atsakė, kad neima, viską, žodžiu, galvoju, man net neatsakė, kad galvoju, tai viskas, tai vadinasi, žodžiu, iki tokio lygio prastas kūrinys, kad net man nesiteikia parašyti. Ir paskui gal už mėnesio aš gavau laišką, kad aš patekau tarp tų žmonių, kurie gali būti išrinkti, leisti laimėtojais. Tai aišku, laimėjau ne aš, laimėjo kita moteris, vėlgi jinai yra viešas asmuo, jinai yra ir puikiai jos knyga, viskas labai gerai. Bet va tada buvo tas irgi toksai momentas, kai aš patikėjau savimi. Aš galvoju, ne savimi, o savo kūrinį. Čia buvo vienas iš tų tokių, kad dar laipteliu aukštyn, vadinasi gerai. Bet jau buvau kažkaip nusiteikus savo viduje, kad leisiu pati. Pati būsiu atsakinga už turinį. Pati būsiu atsakinga už viršelį, už anotaciją, už pavadinimą, už viską. Dėl pavadinimo irgi ten mano pavadinimas keitėsi begalę kartų. Ir šiaip man dar įdomus pats procesas, kai pats darai, pats žinai, man tas dar buvo labai įdomu, kaip, kas, ką. Tai vėlgi, tu parašei, viskas tvarkoji, tai reikia redaktoriaus, nes vis tiek tų klaidų tai bus. Ir redaktorius yra labai svarbus, vienas svarbiausių žmonių turbūt, kas liečia knygų leidybos. Tai ieškojau redaktoriaus aš labai ilgai ir kam pasiseka tokį atrasti ir kas iš rašytojų dirba jau kaip susikalba, dirba kaip viena komanda, reikia labai saugoti tokius žmonės. Nes aš ieškojau, pagal skelbimus ieškojau, nepavyko susitarti, nes taip gaudavosi, kad aš toksai žmogus, jeigu aš pasakiau, kad bus už savaitės, tai aš ir norėčiau už tos savaitės. Nu gerai, būna visokių dalykų, žmonės susirga, išvažiuoja, kas nors nutinka, viskas labai gerai, viskas suprantama ir žmogiška, bet reikėtų tada pasakyti, kad aš, taip gavosi, temperatūra, ten negalėjau, viskas suprantama. Tai reikėjo man dėl redaktoriaus irgi padirbėti, paieškoti, o jau kai susitariau su redaktorė, tada kas, beliko teksto maketavimas, viršelio kūrimas, nuostabi mano viršelio kūrėja, irgi mes su ją susitikom tam pačiam Instagrame ir jinai, nežinau ar jinai yra, aš kažkuriai pakomentavom po kažkurio posto, aš kai pamačiau kokios darbai, oi kaip gražu tenais viskas. Ir jinai man sako, jeigu jūs norit, sako, aš jums galiu pamėginti sukurti viršelį. Tai jau aš daugiau jokių dailininkų neieškojau, pati nekūriau, nieko nerašiau, netapiau, nebandžiau nieko. Aš jai tik tai tą idėją tokią nusinčiau, ko aš norėčiau. Jinai man atsiuntė porą pavyzdžių ir man jau iš karto tapo aišku, ko aš noriu. Ir viskas, o paskui ieškojau, kas gali, dėl spaudos ieškojau, aišku, kad būtų kokybė ir, aišku, visą laiką žiūri į finansus, nes pats finansuoji. Tai ir žiūri, kad būtų kokybės ir kainos santykis ir viskas. Ir taip aišku, reikėjo sužinoti paskui, kur įregistruoti, kiek tenka į Mažvydo biblioteką, tie visi ISBN kodai, bet čia tokios smulkmenėlės, bet jos įdomos, tu sužinai, tu įsirašai, tu paskui tą informaciją, kas nors klausia, kas nori pats leisti, tai dabar aš tą informaciją turiu, aš mielai ją pasidalinu ir man patiko pats tas kelias. Ir jeigu reikėtų rinktis iš naujo, aš rinkčiau šitą patį kelią ir pasilikčiau. Man patiko. Viskas nauja. Na ir kadangi, kaip jūs ir
jau ir lyg ir atsakėte, nes mano buvo dar klausimas, kaip pasirinkote būtent, sakėte, kito labai daug dėl pavadinimo. Bet vis tiek, iš kur jisai, kaip jūs ar pirma pavadinimas atsirado, ar ir paskiau vyko jau siužetas, rašymas ir taip toliau. Kaip viskas vyko? Pirmasis pavadinimas atsirado eigoje, nes ten buvo toksai momentas, kaip moteris krenta, ten braškės pabyra, ten smėlio krūva ir tos braškės į smėlį nubyra ir ten tas toksai vienas iš tokių momentų yra, kuris svarbus knygai ir aš paskui dar pabaigoje rašiau, dar yra vienas momentas apie braškės, tai tas berašant, aš rašau be plano. Pas mane nėra taip, kad aš tą kūrinį susiplanuoju, žinau, ką parašysiu, rašau. Pas mane veikėjai, jie eina kiekvienas savo keliu, ten aiškinasi, pešasi ir jau kaip kažkur būnu parašius daugiau kaip iki pusės ir jau sužinau pabaigą, jau pati apsisprendžiu, kokia bus pabaiga, tada jau jie man ten visi susideda į tas vietas, kur reikia. Tai tos braškės buvo, tai man pirmas pavadinimas buvo braškės smėlyje, arba smėlėtos braškės, arba braškės smėlyje. Tai mes su viena kolegė, kuri buvo beta skaitytoja, tai mes iki dabar dar sakom, kaip tavo braškės. Tai taip. Bet paskui, kai pradedi mąstyti apie skaitytoją, kuris visiškai nežino apie ką knyga, tai tada atrodo tos braškės, taigi braškės, grietinėlė, šokoladas, kažkas tokio jau saldesnio. Tai, tos, kad smėlyje, tai nusiplovė tas braškės ir, kažkas brozdina ten, bet, tai dėl to tas braškės braukiam. Paskui vėl atrodo sapnai, tai kad nepagalvotų žmonės, kad kažkas ten jau labai tokio, bet, žinot, ten sapnininkai, ten ta mistika, kad, irgi visokių minčių, kad nesuklaidinti tiesiog skaitytojo. Bet čia gaunasi, kad yra ir tų mistinių šiek tiek dalykų. Ir kur baigėsi sapnai, tai čia ten tas ir yra, čia tas gyvenimas, čia anas gyvenimas. Ir dabartis ir praeitis. Ir ta riba yra ir būtent ta buvo minčių ir dar apie kažką, apie būtent tą medžio šerdį, kad gimsta žmonės, du žmonės gimė, nes čia apie seseris, iš to pačio šaltinio, iš to pačio medžio, iš to pačio kamieno, bet jos gyvena skirtingus gyvenimus, jos nusisukė viena nuo kitos ir ten dar tokių minčių buvo, bet atrodo skamba ne taip. Širdis, tada jau garsai tari ir mėgini, kad ir skambesys būtų. Ir ta pati beta skaitytoja, su kuria mes tą braškės turėjom, jinai sako, o jeigu kur baigėsi sapnai? Ir galvoju, tiksliai, taigi čia baigėsi, čia prasideda tas kitas toksai ir kažkaip rinkau ir likau ties šitu. Tai o pavadinimų tai buvo daug, ypač pabaigoj. Aš, kai jau buvo sumaketuota, buvo pavadinimas, jau buvo sumaketuota, aš paskutiniu momentu paskambinau, parašiau maketuotojui, sakau, žinokit, keičiam pavadinimą. Viskas. Tai čia buvo, pakeitėm pavadinimą ir išsiunčiau tada į leidyklą, į spaustuvę. Taip. Jūs labai skrupulingai apgalvojate viską. Bet dabar labai įdomu tai, kadangi paminėjote, kad gyvenote Ispanijoje. Tai kaip nubloškė jūs į tą Ispaniją? Kas nutiko, kad teko išvykti? Taip gavosi, kad dar tada, tais 99-ais, kaip norėjosi užsidirbti, norėjosi atiduoti skolas ir pradėti tą tokį tvirtesnį gyvenimą, pasitiesti pamatą. Mes iš ties planavom važiuoti neilgiau kaip 3 mėnesiam, nes tada dar su dokumentais buvo tokie dalykai, ten sienų nelabai gali kirsti, jeigu gali kirsti, tai jeigu kažkur kitoje šalyje gyveni, tai neilgiau 3 mėnesius, paskui turi sugrįžti ir tada vėl gali važiuoti atgal. Tas buvo tas toksai momentas ir mes išvažiavom ir vėlgi, ten vietoje būnant, norint legalizuotis, reikėjo būti išgyvenus daugiau kaip 3 mėnesius, tada tu gali priduoti dokumentus legalizavimuisi ir su įrodymais, tarkim, gautas laiškas yra ant spaudai sudėti, tu ten kažkur pridavai kraujo, yra, kad būtų įrodymas, kad tu tą datą buvai Ispanijoje. Ir mes užsilikom ilgiau tada,
galvojam, dar kelis mėnesius. Dar kelis mėnesius. Paskui atsirado geresni darbai, tai dar truputį. Dabar jau mes legalūs, tai dar truputuką. Ir pirmą kartą į Lietuvą grįžau, berods po 4 kažkur metų. Ir paskui jau buvo taip daug, jau ir tėvai pasikeitė, atrodo, buvo per tą tokį ilgą laiką daug. O paskui jau pradėjom važinėti pirmyn atgal, šiek tiek atostogų ir vėl atgal. Ir kol gavosi taip, kad gal metus laiko pusiau ten, pusiau čia ir galiausiai grįžau į Lietuvą. Sesuo mano liko ten, jau virš 20 metų. Daug. Jūsų knygoje pagrindinė veikėja Rūta taip pat gyvena Ispanijoje ir atskleiskite, ar knygos veikėjos ir siužetai ir būtent yra iš tam tikros aplinkos, kurioje buvote, ar tai yra išgalvoti? Ispanijos visai nedaug, palyginus tai visai nedaug ten yra, bet dabar galvoju šitam ar ne šitam. Tenais, kas yra būtent šitoj knygoje, tai tenais viskas sukurta. Ten nėra nieko jokių sąsajų. Galbūt dabar galvoju, ar paminėjau vietovę ar ne, nes ten, kur aš gyvenau, aš gyvenau iš pradžių tokiam kaimelį Nihar vadinasi. Toks labai senovinis, labai gražus kaimelis, o paskui aš persikėliau į vietovę Roquetas de Mar, bet ne į patį miestelį, bet urbanizacion de Roquetas de Mar, tai gaunasi tokia turistinė zona. Ir toj turistinėje zonoje ten yra labai daug barų, labai daug visokios veiklos, žodžiu, turistam pasilinksminti. Ir aišku, ten yra ir merginų yra. Tai man tokia mintis kilo, kad šiek tiek vietovių gali būti, negali būti, bet dabar jau žinau tiksliai, kurią vietą įsivaizdavau. Vietovė gali būti paimta iš ten, bet pati studija, kurioje jinai dirbo, tai yra mano sukurta. Tenais tokių studijų nėra. Bet pats tas gyvenimas, labai nedaug šitoj knygoje aš parašius apie tą ispanišką gyvenimą. Aš planuoju gal kitam rankraštyje daugiau šiek tiek atskleisti to ispaniško gyvenimo, galbūt 3 arba 4. Bet kol kas dar bijau ką sakyti, nes gyvenimas keičiasi ir nežinau, kaip bus. Dabar matau, kad mūsų klausytojai rašo į klausimų skiltį pasisveikinimus, klausimus, tai tikrai noriu paraginti, kurie mus klauso, rašykite ir dabar norėčiau vieną paskaityti klausimą. Ar jūs tikite sapnais? Geras labai klausimas. Tas tikėjimas, buvo pas mane tokių sapnų, kaip sako, pranašiški, bet galbūt žmogus įsivaizduoja, kad turėtų būtent tą susapnuoti ir jam tai būtų pranešta. Tarkim, aš sapnavau, kad iškrito krūminis dantis ir buvo labai daug kraujo. Kitą dieną man atėjo ir pranešė, kad mirė mano bobutė. Tai galima sakyti, lyg ir sutapimas, bet, maža ką, sutapimas, viskas tvarkoj. Bet aš sapnus gal daugiau, būtent iš to pačio Jalomo irgi knygų. Sapnais galima, sapnus galima šifruoti iš tos mokslinės pusės, ką jie gali reikšti, kodėl taip susapnavai, koks jausmas, man būtent koks jausmas tam sapne buvo. Iš tos pusės aš gal daugiau šiek tiek prieinu, taip, kad aklai tikėti, kad aš čia susapnavau, nežinau, daug bulvių arba daug kažko ir jau turėsiu labai daug pinigų, tai ne, taip gal ne, bet iš tos mokslinės pusės aš labai mėgstu paanalizuoti, bet iš ties buvę taip, kad gal be reikalo vadinu sutapimą, nežinau, kas teisus, nes kartais būna susapnuoji, kažką pasakai ir sakai, ai, čia sutapimas, sako, aha, pas tave visur sutapimai. Tai labai sunku atsakyti į šitą klausimą iš tikrųjų, bet aš daugiau iš mokslinės pusės į tą visą žiūriu, prieinu. O dabar mano klausimas tai būtų, kaip jūs šeimos nariai reagavo į knygą, ar skaitė, kas skaitė ir kokie buvo jų atsiliepimai? Vyras žadėjo perskaityti, sakau, tai jau neskaityk, sako, bet man įdomu, tai dabar galės paskaityti. Iš tikrųjų, dėl šeimos narių,
Tai mano šeimos nariai net ne visi dar žino, kad aš rašau, tarkim, mano tėvai nežino, bet aš jau pasižadėjau jiem pasakyti. Bet iš mano šeimos narių, tai buvo mano sesuo, buvo mano viena iš beta skaitytojų. Aš tam kūriniui turėjau iš pradžių vieną beta skaitytoją ir paskui mano sesuo skaitė ir paskui jau po to, jau kaip jau po redaktorės redagavimo dar 2 moteris skaitė. O tai tik tai sesuo turbūt taip, kad pilnai ir skaičius tą knygą, jinai džiaugiasi kiekvienu atsiliepimu, sako, toks jausmas, kad čia sako, kad čia man sako, kad aš kad jau čia mano. Labai džiaugiasi kiekvienu atsiliepimu, o brolio šeima žino irgi, kad aš rašau kaip ir palaiko, viskas tvarkoj, bet atsiliepimų iš jų nėra, tai labai užimti žmonės iš tikrųjų, labai užsiėmė visi. Tikiuosi, kad ateityje paskaitys ir aš išgirsiu, ką jie apie tai galvoja. Iš tiesų įdomu, kada tau žmogus yra artimas, tu jį žinai pilnai ir tada skaitant knygą vėl susidaro tam tikros mintis ir įspūdžiai, atvirkščiai ir kitiem, kurie skaito tiesiog skaitytojai, svetimi, kurie nepažįsta jūsų. Tai tikrai linkiu jūsų artimiesiam paskaityti. Dabar klausytoja klausia, ar skaitote lietuvių autorių kūrybą? Iš ties, žinokit, lietuvių autorių kūrybą pradėjau skaityti tada, kai pradėjau rašyti. Prisipažinsiu. Ir va dabar čia ant stalo turiu, tarkim, va irgi Jolantos Ilkevičiūtės turiu, Žmogžudystė pagal Feng Shui. Turiu Erikos Amber, Melo kaina, irgi labai gera knyga. Visai nesenai man dovanų atsiuntė Linas Deimantavičius Žmonės ir katės. Tik dabar pasirodė šita knyga. Aš net nežinau, ar jau yra iš spaustuvės parėjus, ar tai turbūt, nes aš gavau jau šitą knygą. Demonai, kurie mane saugo, irgi jauniems žmonėms, labai Jolantos Valdner gera knyga. Ievos Vil, neturiu antros knygos, bet va, Pažadink mane. Šitą knygą turiu. Irgi nesenai, va taip, matosi, nesenai irgi išėjo jau nauja knyga. Kaipgi aš be šito? Jau turbūt šitą rašytoją visi žino, Dailių Dargė. Skaitau, lietuvių literatūrą skaitau, lėčiau skaitau, nes kadangi tai popierinė versija. Va, irgi gavau dovanų iš vaikinuko poeto, irgi migla galvoje, jaunas žmogus, labai... Iš tikrųjų, labai norisi palaikyti tokius žmonės. Ir Inales, va mes su ją kartu dalyvavom tada tam, kur sakiau, suaugusių konkursas buvo suaugusių literatūros. Sukurk Krokodilą, va irgi apie kūrybą, kaip kurti, kaip lavinti tą visą. Tai po truputuką aš tas knygas visas skaitau, bet kadangi popierinės, tai vakare kartais būna, kai jau norisi visai pailsėti, tai tada atsiverti, kažkiek tai paskaitai, kiek to laiko jau yra, kiek jau gali tempti. Turiu ir skaitau, bet pradėjau vėlai skaityti. Dar yra klausimas, kaip jūs pradedat rašyti, ar turite tam tikrą ritualą, rutiną? Aha. Kažkokių pas mane ten stebuklingų dalykų nėra, muzikos neklausau, kaip kiti būna, sako, turiu grojaraštį. Man turi būti tyla. Ir man turi būti, mano rutina taip, man turi būti padaryti visi būtinieji namų darbai, kad jau niekas manęs nejudintų ir kad aš niekam nieko neturėčiau ten pagelbėt, padėt. Ir man turi būti tyla. Aš mėgstu taip pasinerti į tą visą srautą ir būti ten tyloje, tad man reikia susikaupti. Kiti galbūt, kaip sako, stoviu parduotuviai ir užsirašau ten kažkur telefone ir servetėlį, pradedu stovėdama eilėje rašyti. Aš taip negaliu. Man jeigu kila mintis, taip, aš ją būtinai arba įkalbu į diktofoną, arba užsirašau, užsižymiu, būtinai, nes kad ir pakartosi 10 kartų, vis tiek grįžęs namo galvoju, ką aš ten galvojau, būtinai turiu užsižymėti visada, bet taip, kad rašyti, tai man reikia šiek tiek laiko, kad patekti ten į tą sceną, tai man turi būti aplink tyla ir visi darbai padaryti. Dar kavą mėgstu. Dar būna, kad kavos pasidarau, man ten galiu gert, negert, būna užmirštu, bet tas kavos kvapas, tyla ir viskas, ir kompiuteris, daugiau viskas. Tai man reikia tylos. Dabar dar grįžtant prie jūsų knygos siužeto, kaip kilo mintis
pasirinkti neįprastą tikėjimą, kurį aprašote knygoje? Ten galbūt, kad žmonės irgi nesuklystų, nes kiekvienas turim savo teisę rinktis, kas kaip ką, labai daug yra tų naujų religijų, ta pati Jehova, scientologija, baptistai, mormonai, daugybė. Tai tiesiog, kadangi aplinkoje buvo žmonių, ne vienas žmogus, buvo daugiau žmonių, kurie pasakojo man tam tikras istorijas, ir net ir pirmam rankraštyje yra ten kitas dalykas parašytas, nedaug, bet kita istorija nedidukė. Bet žodžiu, būtent mano aplinkoje buvo žmonės, kurie pasakoja būtent apie Jehovą. Bet nesuklyskim dėl religija gera ar bloga. Tiesiog norėjau parodyti, kaip kartais būna žmonės gyvena fanatikų, būtent fanatikų. Nesvarbu, kokios religijos šeimoje, kaip atrodo tas fanatikų, tas visas dalykas, nes yra tam tikros taisyklės, kurios galbūt ir šiuolaikiniam žmogui nelabai tinkamos, ten negalima kraujo perpilti arba ten organų transplantacija, tai jie renkasi, bet jau čia fanatikai galbūt. Tai norėjosi tą parodyti ir iš vis taip užkabina tos probleminės temos, kurios yra akivaizdžios, bet apie jas ne visą laiką smagu kalbėti. Tai atrodo, reikėtų, o gal kas nors tada keisis, o gal, nes yra tokios, kur per amžius nekinta, benamystė. Benamiai buvo ir viduramžiais, jie yra ir dabar, ir kai pradedi apie šitos žmonės, ne tik tos žmonės apie jį ratais, bet apie juos pradedi domėtis jų gyvenimu, pastebi įvairius dalykus, apie kuriuos anksčiau net nepagalvodavai, sužinai, kam jie pasikloja laikraštį eidami numigti, ar ten dar, kažkokių tokių įdomių dalykų, apie kuriuos mažai kalbama, bet galbūt reikėtų šiek tiek daugiau. Tai gal atskleiskite daugiau šiek tiek siužeto jūsų knygos skaitytojams ir klausytojams. Gerai, dabar galvoju, anotacijoje yra parašyta, kad tai kūrinys apie dvi seseris, kurios nežinojo viena apie kitos egzistavimą. Abiejų jų gyvenimai nėra standartiniai, jeigu žiūrėtume pagal mūsų visuomenėje priimtas normas. Ir viena sesuo yra iš tų žmonių, pro kuriuos mes jau normalieji tie, stengiamės praeiti nepastebėdami kažkaip, bet juos visada jaučiame, juos vengiame jų, gėdėjamės, net baidomės. Ir ši sesuo ne prieš pakelti taurelę, jinai ir gyvena Kauno Holivude. Gal kas nors ir žino, nes buvo tokių skaitytojų, kurie man sako, tu žinai, aš pradėjau skaityti ir galvoju, taigi čia Kauno Holivudas. Taip, tokį pastatą mes turime. Tai čia viena iš tų seserų, o kita gyvenusi būtent religinių fanatikų šeimoje ir išvykusi į kitą šalį, radikaliai pakeitusi savo gyvenimą. Ir tai seserų skirtingos patirtis, pažintis, veiklos, skirtingi požiūriai, pasirinkimai, kiti tikslai, svajonės, bet ir šitas romanas, jis gal ne tik apie jas. Aš dabar, kai pradėjau gauti daug atsiliepimų ir pasakojimų, aš suprantu, kad visumą to romano sudaro aplinka, sudaro įvykiai, situacijos, sutiktų žmonių gyvenimai, skaitytojo pabuvimas jų kūnuose, net ir tų, kurie neturėjo galimybės rinktis, daug pasako apie mus pačius, apie tai, ką knygoje randame tarp eilučių, kokios mums patiems skaitant kyla mintis, emocijos, nemažai apie mus pasako. Juk mes taip pat esame mūsų pačių, mūsų aplinkos, sudariusios nuostatas ir pažiūras mozaiką. Manau, kažkaip iš vis tarp asocialių asmenų, kuriems, kaip sakyt, nakvynės namai niekuomet neįtiks, yra tų, kurie neteko namų ne dėl kažkokių tokių priežasčių, ne dėl jų kalties. Ir ar iš vis mums duota teisė juos smerkti? O jeigu dar tokių yra artimoje aplinkoje, tai iš vis čia yra tema tabų. Ir dar galvojau, kaip užkabinti skaitytoje, kad būtų dar ir šiek tiek įdomiau, ne tik tai tas niūrumas. Galvojau,
kažkaip reikia. Tai vat mano knygoje yra vos paviršiumi ten užkabinta tema apie darbą porno studijoje. Juk nepatogu apie tai klausti, bet per tą rakto skylutę pažvelgti gal ir įdomu visai. Ir ar išties ten viskas taip jau, kaip pasakoja tos tetos, kur sėdė ant suolelio. Tai tiesiog pradėjau matyti šios žmonės, domėtis, supratau, kad jie yra iš neegzistuojančių rasės, tuomet panorau parodyti tas vietas, į kurias daugumas iš mūsų kojos nekeltų, nes apie tai net kalbėti kažkaip nešvaru liktai. Kaip viena iš skaitytojų rašė, šis romanas kaip smala ir medus vienu metu. Tik įklimpęs supranti, kad saldu nebus, bet esi nepajėgus išlipti, kol neužbaigi iki paskutinio lašo, kažkaip taip ar panašiai. Tai, žodžiu, to žeidžiančio klampumo mano darbe yra. Dabar, klausant jūsų, pamačiau, kad dar klausytoja klausia, ar yra vieta jūsų kūrinyje, kuri buvo ypatingai sudėtinga ar svarbi jums? Man asmeniškai, mano kūrinyje yra vienas veikėjas, tai yra visai ne jo gyvenimas aprašytas, bet vienas veikėjas, kuriame yra kelios detalės, galima taip pasakyti, detalės. Gerai, bruožai, detalės, renku žodžius, ieškau sinonimų, kurie yra to žmogaus nėra šitame pasaulyje, bet aš norėjau, kad apie jį, bent jau man, liktų atmintis tol, kol bus gyva knyga. Tas žmogus buvo labai gera pamoka man, jis to nežinojo, jisai negyveno labai gražaus gyvenimo, bet aš labai norėjau jį atgaivinti, kad bent jau knygoje jisai gyventų, kol yra ta knyga. Tai vat man asmeniškai taip, bet šiaip kažkokių tikrų istorijų toj knygoje tikrai nerasi. Tikrų vietų taip yra, o tikrų istorijų ne. Na ir papasakokite apie save. Ką veikiate be rašymo? Kuo užsiemate laisvalaikiu? Laisvalaikiu. Aš mėgstu, kad mano galva būtų užimta. Tai aš domiuosi įvairiomis temomis, kad ir kas tuo momentu man reikalinga, kas įdomu. Kaip sakyt, jeigu kalbėti apie rašymą, jeigu šiek tiek dar, tai mano, tarkim, veikėjas turi kokią nors traumą. Tai aš bent jau, jeigu ir paviršutiniškai paliesiu tą temą, bet aš apie tokio pobūdžio traumą skaitysiu daug informacijos, kad nesuklyščiau kažkur. Galbūt susirasiu specialistų, su jais tarsios kalbėsiu, kad su kažkokiu patyrusiu žmogum, net ir patyrusiu galbūt tą traumą, gal kartais tam žmogui reikia kažką, tu su juo kalbėsi, tu paklausi, ar gali panaudoti, tu kažką gali panaudoti. Arba iš tų daug. Tai čia tikslinuosi, bendrauju, jeigu galima, tai įrašyti pomėgius. Dar man patinka aktyvūs pasivaikščiojimai, išvis judėjimas, jėgos pratimai salėje, pilatesas, joga namuose. Kas mane seka, tai kartais mato turbūt mano storijose Instagrame, mes ten su mano viena kolegė irgi ten, ar tu salėje, aš salėje, ten mes čia raumenys. Taip pat labai patinka gaminti, labai patinka. Mėgstu visus buities darbus, išskyrus gal lyginimą. Bet šiais laikais prisitaikius galime apsieiti ir be lyginimo. Mėgstu filmus pagal tikrus faktus arba podcastus, pokalbius su daug žinančiais ar pasiekusiais žmonėmis. Tik kuo toliau, tuo mažiau atrandu tam laiko. Manau, kaip ir daugelis iš tikrųjų, laisvo laiko visada per mažai. Ir esu paprastas žmogus, kaip visi. Tokie mano užsiėmimai. Na ir tikriausiai visiems labai knieti sužinoti, o kokia buvote jūs vaikystėje? Vaikystėje labai, iš tikrųjų, vaikystės aš neprisimenu per daug, nedaug aš tos vaikystės prisimenu. Bet žinau, kad paauglystėje tai buvau už galiorkos, kvietė mamą į mokyklą, kvietė mamą ir į tą, kur siuvėją mokinausi, į tą buitininkų mokyklą. Buvau užstatyta ir prieš
visus aktų salėje irgi už lankomumą. Buvau tokia pasiutus, bet vėlgi, eini, vat, nu ir dabar, vat, eini į mokyklą. Tu žinai, kad jeigu tu pavėluosi, tau parašys, tu pirmoji tai tu gausi BART, ar ne? Ir tau parašys raidę P, kaip anksčiau, dabar jau nėra elektroniniai žurnalai, tada buvo, nu, popieriniai, tai parašys raidę P. Bet jeigu tu neateisi, tai tada parašys raidę N. Ir tuo metu, kai tu turi, nu, ten būdavo tai vieną kartą į mėnesį atsisėdam ir taisom kažkas, va, būna išrinktas savanoris, kas nori klasiai, padeda mokytojai sužiūrėti, sutikslinti pažymių knygeles ir žurnalus. Nu, tai iš tos N padarai P, tėvai galvoja, kad tu pavėlavus. Ir ramu, aš iš vis turėjau 2 pažymių knygeles. Viena buvo tėvam, kita buvo mokyklai. Ir vieną kartą, kai atėjo auklėtoja, su mano pažymių knygele, tėvai stovi su mano pažymių knygele ir auklėtoja prie durų. Aš maniau, aš prasmeksiu. Bet va, nieko. Buvau pasiutus, nors mamos klausiau, sakau, kuris mes buvom iš tų tokių vat, labiausiai, vat, tokių, vat, jis sako, visi buvot vienodi, visi buvot geri. Tai va. Dar matau klausimą. Tai jau, ar šnekate kitomis užsienio kalbomis, gal yra planas išverti savo kūrybą kitom kalbom? Kalbu kitomis kalbomis, ukrainiečių, ispanų, rusų. Šiek tiek suprantu ir tas kitas giminingas kalbas, nes tarkim ten, kad ir ta pati portugalų, italų, prancūzų, jos giminingos su ispanų kalba. Ta pati lenkų kalba labai panašiai yra su ukrainiečių. Nu, yra, jeigu tu žinai rusų ir ukrainiečių, tu lenkiškai susikalbėsi. Tie va tokie panašumai yra. Man kilo mintis, viena kolegė davė tą mintį dėl lenkų kalbos. Sako, o gal tu norėtum, sako, tu pagalvok, sako, nes rinka ten nemaža, vien tik dėl šitų dalykų. Tai tokių minčių yra, bet kol kas norėtųsi, nu kaip tas norėtųsi, aišku norisi. Ir aišku norisi ir tos anglakalbės rinkos. Bet vėlgi žiūri, kas yra populiariau jau tenais, va taip žiūri, jau čia kažkaip išleidai, atrodo, jeigu čia jau skaitytojai mane priima, tai galbūt tada išdrįsiu ir leisti kitomis kalbomis. Noro yra, dalinai dėl to ir žiūrėjau slapyvardžio skambėjimą. Nes mano tikrus vardus pavardę, tai ispanai atrodo, man tai atrodo ir tas vardas ir pavardė, ten nieko sudėtingo jie neištardavo. Nes kažkaip, vat, būtent dėl to ir norėsiu, o vat Emma Rothwell jau, man atrodo, ištars visi. Aišku, aš tikslinausi, va, irgi buvo su tuo slapyvardžiu įdomus dalykas. Tikslinausi, žiūrėjau, kad nebūtų ten kažkokių firmų, ten dar kažko, tokių net žmonių nėra. Ir viena iš mano sekėjų man atsiuntė print screeną iš knygos Emma Rothwell, vardas ir pavardė, lygiai tokia patys, sakau, ką tu skaitai, kas ten per veikėją, sakau, nors teigiama. Tai jinai sakė, kad tenais tos pagrindinės veikėjos močiutė ir ten labai nedaug jos, dabar nepasakysiu tos knygos pavadinimo, bet aš turiu įsisaugojus. Tai vat pasirodo, buvo toksai žmogus arba rašytojas sukūrė tokį žmogus, tokių vardų ir pavardę. Bet verst norėčiau, bet kol kas tai yra svajonė, galbūt tikslas, bet tikrai ne utopija. Manau, kad galbūt ateityje, jeigu žvaigždės bus palankios, tada versiu. Kas išdžiugina ir motyvuoja? Žmonės. Aš ilgą laiką buvau, taip gyvenimas susiklostė, kad aš labai ilgą laiką buvau tarp žmonių, su žmonėm, aš su jais dirbau, o paskui kažkoks toksai atėjo momentas, kai labai norėjosi būti vienai. Ir aš galbūt galime paskaičiuoti 5 metus, gal šiek tiek net daugiau. Aišku, bendrauju su tai žmonėm, bet labai, labai mažai bendravau su žmonėm. Net man sūnus sakė, mama, sako, tu jau pradėk socializuotis, tu jau žmonių pradėsi baidytis. Ir knyga, šita vat išleista knyga, aš dargi abejojau, ar ją leisti, bet jinai atvėrė man vėl kelią langą į žmonės ir kiekvienas tas žmogus, jie su manim bendrauja, jie nuostabus, kiekviena ta pažintis, mūsų, vat, ir mano sūnus, jis ir keliauja ir jis visą laiką sako, svarbiausia gyvenime yra tie sutikti žmonės. Ir tai iš tikrųjų taip yra ir aš labai myliu žmonės. Tai vat mane džiugina žmonės, džiugina turbūt taip.
Ko palinkėtumėte savo ir kitiems? Jeigu taip paprastai, kažkada skambėjo banaliai, bet dabar visai skamba nebanaliai. Tai yra labai stiprios sveikatos, taikaus dangaus. Ir dar linkiu kiekvienam turėti tikslą ir ne vieną. Dirbti su užsidegimu, gyventi su aistra, ieškoti ir atrasti gyvenimo prasmę ir būtinai mylėti. Būtinai mylėti. Labai gražu. Na ir mūsų susitikimas baigėsi, todėl noriu padėkoti Jums, gerbiama Ema, už šiltą ir įdomų susitikimą ir linkiu, kad rašymas ir toliau Jūs džiugintų, neatsibostų ir žinoma, Jūsų knyga atrastų savo skaitytoją ir kad tų knygų dar būtų ne viena ir kad tikrai jos pasiektų skaitytoją. Taip pat dėkoju Jums už knygą, kurią padovanojot Lomių bibliotekos skaitytojams. Todėl, kas dar neskaitėte, turite tikrai puikią galimybę paskaityti. Na, o žinoma, dar galite ir įsigyti autorės elektroninėje svetainėje emma.rothwell.lt ir knygynuose, taip? Yra ir knygynuose, ir Maksimuose yra, mačiau. Tai tikrai linkiu paskaityti. Na, o klausytojams, knygų mylėtojams noriu priminti, kad bibliotekų savaitė vyks iki balandžio 29 dienos, todėl kviečiu naujus skaitytojus apsilankyti bibliotekoje, įsigyti nemokamą skaitytojo pažymėjimą ir mėgautis bibliotekos teikiamomis paslaugomis. Tai ačiū visiems, kurie buvo kartu, linkiu, kad knyga ir skaitimas taptų gyvenimo dalimi ir dar kartą noriu palinkėti Jums, Ema, už šiltą susitikimą. Aš tikiuosi, kad jis tikrai ne paskutinis ir mes dar susitiksime. Ir žinoma, matau, kad tikrai klausytojai rašė, galbūt kažkurio klausimo neperskaičiau, bet galbūt Jūs atsakysite raštu. Būtinai. Tai labai Jums labai dėkoju, linkiu gražios likusios dienos ir visais atsisveikinu. Ačiū visiems ir iki kitų susitikimų. Viso. Viso.